kad čia galima sužinoti daug visokių negirdėtų dalykų, nematytų sporto rungčių. Galima sužinoti, kaip jie žais, vykdyti ir galima vaikam užsirašyti. Dažnai vaikai patys nežino, ko nori, pamatė tokią gausią mūgiją, galbūt kažką užsinorės kokią. Nes aš manau, vaikams vis tiek reikia sportuoti. Tai viskas man čia patinka. Nėra blogos sporto šakos arba neįdomios. Yra tik tai kažkoks gal nesuinteresuotumas. Bet šiaip man viskas patinka. Nu, ta prasme. Judėt, svarbiausia judėt. Tai yra didelis grupių pasirinkimas. Tai turbūt aktualiausia yra patiem mažiausiam, kuriems sunku yra važinėti iš vieno rajono į kitą. O mes tengiamės sudaryti, jo kiekvienam rajone būtų bent po vieną grupę tam tikro amžiaus vaikų, ypatingai pačių jauniausių. Ir tėveliam tai yra patogiau. Nu, jinai tikrai turi gerus trenerius, taip pat susirinkusi labai geri komandos draugai. Taip pat stovyklos labai geros ir taip pat sąlygos. Žinokit, labai tikrai siūlyčiau visiems ją užsirašyti. Pradėjau žaisti, nes draugas pasiūlė. Sakė, kad labai geras treneris ir to tikrai pats įsitikinau. Treneris tikrai labai gerai išmokino labai daug dalykų manęs. Žaidžiu neilgai, bet jau tiek daug išmokau. Tikrai visiems siūlyčiau eiti į SKM, mokytis žaisti krepšinį. Gali pamatyti, koks draugiškas, linksmas yra SKM kolektyvas. Kokie aukšti krepšininkai pas mus sportuoja ir sportiški ir pamatyti mūsų pagrindinės spalvas ir kodėl mes esam arčiau jų. Vaikai, ateikit, aktyviai gyvenkit, sportuokit, būkit sveiki, būkit stiprus ir garsinkit Lietuvą visame pasaulyje.